Sveiki kolegos. Kas liečia atsiskaitymą, yra ir gera ir bloga pusė. Grinai su GHub tai negaliu garantuoti, kad ten viskas super gavosi, bet manau, kad reikės peržiūrėti dar ne kartą tos pačius įrašus, ypač su Java. Esmė ta, kad dėl pačio puslapio pristatymo, tai čia tokį kaip ir subildinau, tik aišku kyla daug klausimų, ar čia viską į vieną, sakykime, dėti, ar čia tiesiog taip palikti. Žodžiu, čia jo, nauji dalykai, smagus reikalai. Tai, kaip sakant, galima pradėti aišku, puslapis nepabaigtas, bet bent jau pradėtas daryti realiai kaip nuo nulio, tai, ir kaip visiškai nemokant, man rezultatas patiko. Tai, sakykime taip, sudarom paprasčiausią pagrindinį. Realiai kol kas per viesą parodysiu, nes, nežinau, kol kas nepavyko. Šiaip turiu nusipirkęs domeną hostinger.com ar kaip jis ten vadinasi. Tai taip gaunasi. Žiūriu, čia su to YouTube, tai čia kažkaip nepais, ko gero čia šiandien. Su GHub, tas išsijungia. Žodžiu, Lenovo's kompiuteris nelabai žinokit, žodžiu. Esmė ta, kad tas pas puslapis, jis aišku, čia responsive, ten tų visų reikalų garantuotai yra, bet nedaug ir ten dalis jų nesupratau kaip, žodžiu, tiksliau supratau kaip, bet dar nedėjau, kaip sakyt, jų kodinti. Mintis yra paprasta, pagrindinis puslapis, kai žmogus susidaro, kad matytų visą tą reikalą, kuo mes užsiimam. Čia realiai turėjo būti imidžai, bet kiek kartų dedu imidžą, vis nesuprantu. Vieną kartą įsėda, kitą kartą neįsėda į divą, žodžiu. Tai esminis momentas čia yra pagrindinis puslapis ir atsispindi tas visas, bent jau taip turėtų būti, kad atsispindėtų veiklos niuansai, atpalaiduojantis klasikinis masažas, atpalaiduojantis jonio masažas, aišku, spalvos, žodžiu, reikia padirbėti, bet kol kas galvoju tą pačią bazę padaryti. Nauda puslapis net, kaip sakyt, laikui bėgant, po to apie mus. Čia šitas vakar naktį gimė. Tai gaunasi toks dalykas, kad apie mus tai savo kolegas dar neįkėliau, bet realiai supratau, kad sunkiausia yra vieta ir pati pagrindinė vieta padaryti pačią, sakykime, bazę, o toliau tą pačią bazę, sakykime, plėst, tai nėra kažkokia problema, realiai copy-paste ir tiek žinių, kaip sakyt. Tai čia vienas šitas užtruko, kol pasidariau šitą, tai čia berods article, o, sakykime, antras tai copy-paste ir čia viskas labai su flexo pagalba, čia labai taip gražiai gavosi. Čia visi tie dalykai, aprašymas netikras, apie mane norėjau pabrėžti, kuo, sakykime, kas per specialistą šitoje vietoje, po to trumpai apie mane, tai čia kaip ir iš kažkelintos, man rodos, HTML paskaitos buvo, tai tiesiog iš atminties. Šitas niuansas apie mus, tai štai paslaugos šiandien per pietus pradėjau daryti, bet susidūriau su tą pačią problemą, kad reikėtų, žodžiu, su tais įtalpinimais, ikonų, tai patilėsiu, reiks dar kartą pasižiūrėti, sakykime, visą medžiagą ir žiūrėsim, turėtų būti gerai, nes, vienur gaunasi, kitur nesigauna. Žodžiu, esminis momentas tas, kad čia be to laiko reikės čia greit. Paslaugos, taip, dovanų ir dovanų skiltyje yra kuponai, kuriuos esame išleidę ir kuriuos galima nusipirkti. Realiai kas dabar liko, tik tai sukelti, kaip sakyt, iš PowerPoint išsitraukti nuotraukas, kaip sakyt, sukelti nuotraukas ir tiesiog esminis momentas paspaudžia žmogus, išsiskleidžia iš čia visas aprašymas. Tai ir pagrindinis tekstas, tai turėjau omeny, kad kupono pavadinimas, aprašymas turėtų būti, realiai copy-paste aprašymą iš to pačio
failo ir pirkimo mygtukas. Dėl pirkimo mygtuko nesu susijęs kol kas su jokiais, sakykime, apmokėjimo būdais, tai negaliu kol kas parodyti. Ką irgi esmė, noriu, kad pabrėžt kainos. Ir tą patį dalyką čia įeitų laikas ir visi kiti reikalai. Dabar kas liečia kontaktus. Man šitas realiai page'as labiausiai patiko, nes ir gavosi labai greitai pagaminti. Tai man aktualu, kad žmonės pasimeta, kaip sakyt, nes neranda, tai galės čia realiai pasižaisti su tuo žemėlapiu, įsimes tiesiog lokaciją, jeigu jie norėtų atvykti. Čia pugerta, kad nevien žodžiu. Įsimes lokaciją ir panašiai. Kontaktų skiltyje nurodžiu kontaktinius duomenis, adresą, pašto adresą, darbinį Facebooką ir dešinėje pusėje užklausos formą, bet dabar kol kas dar nelabai sugalvoju, kaip ją pasidaryti, ar kaip dėl masažo, kaip sakyt, ko gero čia dėl pateikimo užsakymo buvo mintis, tai tiesiog įveskite vardą, tarkim, galima įsivesti, pavardė viskas, taip pat pašto adresas @gmail.com, telefonas toks, vyras ir galima pasirinkti, ką norime po jos pateikti užklausą. Aišku, niekas labai super nevyko, nes nesusijęs su serveriu. Bet aktualiausia vieta tiksliau šios dienos problemos sprendimą, tai va, užsivedėm realiai divo, nes mygtukas kažkaip ten nesigavo. Gavosi, bet aišku, per mažai įdėjau dėmesio. Išsirinkusi atsipalaidavimo laiką, paspaudžiu šį čia, atsidaro kalendorius. Čia šitas mano daugiausia patinkantis dalykas. Realiai koreguot kol kas nieko nėra, nes išjungta korekcijos būsena, o kalendorius realiai paimtas iš Excel šito, tai ta prasme, iš Google account'o, iš Google paskiros Excel šitas įdėtas. Ir mintis yra ta, kad galėtų žmonės tiksliau ant pagrindinio, ką susidarysiu, čia viskas gražiai rodysis. Plius, pavyzdys yra rugsėjo. Tai nepradėjau pildyti, bet reikės pradėti. Ir akcentavau visos vietos, rezervuotos laikas ir užimtos laikas. Dėl patogumo pasižymėjau šitus visus dalykus. Kaip ir daugiau mažiau taip. Ir pagrindinėme, sakykime, lange matosi, kada dirbam, kontaktinis numeris, aišku, asmeninis, ir Facebooko tas linkas, ant kurio paspaudė, nusiveda tiesiai į Facebooko puslapį. Tiesiog, taip čia viskas gavosi. Dėl prisijung, tai kol kas neturiu duomenų bazės, tiksliau nepadarė duomenų bazės, tai negaliu padaryti šitų dalykų. Čia, kaip supratau, biškį ir PHP reikės pasižiūrėti. Esmė ta, kad čia dar yra reikalų, bet realiai kaip nuo nulio pradedant, iš vis nežinojimas, kaip tai daros, tai iki čia, tai, žodžiu. Kas liečia animacijas, tai realiai čia visur hoverį sudėti. Tai, aišku, dabar kaip žiūriu, reikės hoverį padaryti taip, kad ir gražiai, taip sklandžiai grįžtų atgal jisai. Po to ant mygtuko lygiai tą pat gal dar kokius shadows reiks užmest. Šį čia reikėtų shadowsus sudėti, irgi būtų žiauris smagus dalykas. Taip, footeris, man rodos, viską align per vidurį su flexu ir, žodžiu, taip, visi. Realiai, kas liečia iš pozicionavimo, man daugiausia patiko tiesiog flexas, nežinau kodėl. Patogiausia naudotis ir, nežinau, man patiko. Su gridu, realiai šį čia niekur su gridu nedariau, o galbūt reikėtų šitą su gridu pabandyti supozicionuoti, nes su flexu įsimetu, pavyzdžiui, align content berods, žodžiu, kur, kad būtų, pasiviršiu eilutėm ir man vis tiek jisai stulpeliam rodo, žodžiu, čia reikės irgi pažiūrėti, bet čia vėl buvo greitas, tiesiog toks šiandienos, kad kažkas būtų, bet tai esminis dalykas, patį puslapį subildinti tikrai yra reikalų,
ir šitoj galiu vietoj garantuoti. O kas liečia dashboardo pusės, tai apie mus tiesiog HTML paprasčiausias. Toliau kontaktuose pasirinkau, ką aš čia kontaktuose pasirinkau. Irgi viskas divai, realiai keletą nav akcentų, mainas, vėl divai, nes buvo pas maset pirminis ir taip toliau ir panašiai. Nu, žodžiu, esminis dalykas, laikui bėgant reikės viską susidėti taip, kaip reikia. Bet realiai, kaip ir minėjau, nuo pat pradedant, nuo nieko nemokėjimo iki tokio džiaugsmo, tai aš apakęs. Ne veltui turim gerus mokytojus, kurie, kaip sakyt, gabūs išmokyti tokius pavyzdžių kaip aš nuo visai nulio iki dabar, tai man tai čia kosmosas kažkoks, bet tai vėl ima labai daug laiko šitas dalykas, bet ir gerai. Šiandien kaip tik masažas, tai žmogus ateis, tik dėl to ir įdėsiu anksčiau šitą visą džiaugsmą, tai kaip ir manau, kad susitiksim dar su kai kuriais žmonėm iš mūsų klasės ir be to ačiū Jums už laiką kartu. Ne, monologų nelabai moku sakyt. Ok, iki.